Nepailstančios kojos, padukusios rankos ir smalsios akys visada pasirengusios nuotykiams. Bent jau vaikų. O kaip tėveliai, mes norime, kad vaikai kuo daugiau laiko praleistų lauke. Daugiau gryno oro, daugiau žingsnių ir daugiau gamtos. Pripažinkim, kartais išties sunku sugalvoti, kuo vaikus sudominti būnant lauke. Pasiūlyti pasivaikščioti, kas žino, ar pasigirs susižavėjimo šūksniai. O jeigu paieškotume lobio, jau įdomiau. Gamta pilna visokiausių turtų. Užsirašom, nusipiešiam, prisiklijuojam lobių sąrašą ir leidžiamės į kelią. O jei surastus lobius dar apžiūrėtume per padidinamą stiklą, o surinktus akmenėlius nuspalvintume, būtų tikrai smagu ir nekasdieniška. Iš kur visos šios idėjos? Iš knygos Gamtos pasaulio pažinimas. Tai knyga kupina įkvėpimo smagioms veikloms gamtoje, bet kokiu oru ir bet kuriuo metų laiku. Ir kad nors mėginate rinkti gamtos kvapus ir juos nupiešti, gaminti papuošalus iš pievų gėlių, kurti meną iš akmenėlio ar kaštonų, leistis į pojūčių kelionę basomis, pamėginti tikrai verta, nes tokios paprastos idėjos dovanoja ypatingai smagias akimirkas. Tai ką veiksite šiandien? Mes tai keliausim ieškoti lobių. Laukia puiki diena.